Darau šlapę, jį sušlapinu ir įdedu kokį 30 sekundžių į mikrobangę. Jisai tada yra labai šiltas ir prieš pat jau iš tikrųjų, kada žmogui, dar kai pasakoju, tai nešildo, bet jau tada, kada žmogus pradeda jau teptis, jeigu ypač ant veido, tai tada aš įdedu į mikrobangę, greitai pašildau. Tai va, tai dabar jūs į mus nekreipkite dėmesio, mes čia tiesiog susitikom, pašnekėsim. Žinot ką, viskas normalu yra turėti šitą skrajutę. Dėl to, kad čia yra truputį kaip špargalkė, nes jeigu aš irgi neatsimenu, kokios ten tos medžiagos. Nereikia. O gal jos riebi? Ne. Matau, kad ne. Nereikia vandens. Tai va. Tai ką, Rita, labai smagu, kad pagaliau mes susitikom ir aš galėsiu tau taip papasakoti apie tai, kas mane pačią labai sužavėjo ir aš tau tiesiog noriu pristatyti visiškai naujos kartos mokslų grįstą, visiškai ekologišką odos priežiūros priemonių liniją Nutrients Organic, kuri yra sukurta jūros augalų pagrindu. Visi šitie jūros augalai yra gaunami iš saugomos biosferos, tai Molinė archipelago Bretanija, tai yra Prancūzijos pakrantė. Ir šita pakrantė yra labai turtinga būtent jūros augalyje, mineraliniam druskom, taipogi labai švarių vandeniu, tai yra įtraukta UNESCO paveldą, taip pat ir telesoterapijos centrais. Taigi šita visa produktų linija jinai buvo kuriama tiek mokslininkų, tiek biologų, būtent jūros biologų. Ir visa tai, ką mes šiandieną turime, tai yra visiškai organiška, tai yra veganiška, 100% veganiška kosmetika ir ji yra be parabenų, joje yra keletas augalinės kilmės konservantų ir taipogi yra nebandyta visai su gyvūnais. Tai iš tiesų nieko tiesiog nelaukdama norėčiau, kad tu išbandytumei ją ir kokią odą, matau, lygtais tokia normali sausa, ar ne? Į sausumą. Tai va, tai čia mes turime šitą, jos yra labai panašios, čia yra sausai normaliai odai skirta ir iš tiesų jinai susideda iš tokių 3 labai paprastų žingsnių. Pirmas žingsnis yra valymas, antras žingsnis yra atgaivinimas, tonizavimas ir trečias žingsnis yra aktyvinimas ir maitinimas. Ir yra toks paruošiamasis žingsnis, jis yra būtent makiažo nuėmėjas. Jis yra kaip priedas prieš pradedant tos 3 žingsnius. Na, jeigu mes vakare naudotume makiažo nuėmėją, tai aišku, jo nereikėtų, bet jeigu mes naudojame, tai yra, jeigu mes ryte naudotume, mums jo nereikėtų, bet kadangi vakare, jau prieš miegą būtinai reikia nuvalyti, netgi jeigu ir visiškai nenaudojame makiažo, truputėlį aš visgi irgi rekomenduočiau. Tai aš dabar noriu paklausti, ar tu nori ant rankos bandyti, ar nori ant veido? Kaip tu nori? Nes aš naudočiau pačiai ant rankos, ar ne? Nu tai tada gerai, jeigu nori ant rankos, tai tada aš tiesiog rankai kaip ir nereikia makiažo. Reikia ant veido, ką rodyti. Tai žiūrėk, tada viską im pati ir pati pajausi, kaip tai veikia. Galiu pasakyti taip, matau, kad makiažo pagrindą neturi, ar ne? Neturi. Tai va, gerai, tai jeigu naudotumai makiažo pagrindą, tuomet, sakyčiau, truputėlį sudrėkink tabletę ir tada uždėk makiažo nuėmėją, tada truputėlį lengviau ir mažiau reikės makiažo nuėmėją. Bet kadangi tik tais apie akis kalbam, ar ne, tai tada tiesiog užspausk pačio to makiažo nuėmėją, taip kokie daugiau, dar, nu va, maždaug taip. Ir aš taip švelniai uždedu po vieną taškiuką čia, vieną čia ir švelniais judesiais, po vieną, užsimerk ir taip. Dabar makiažu nieko nusivalys? Nuimsi, tu jį nuimsi, žinok. Užsimerk ir taip švelniai po vieną ir ant kito uždėk taip taškiuką ir švelniais judesiais, taip tokiais visą akį gali taip švelniai valyti. Nebijok dėl to, kad pirmą kartą gali trupučiuką, jeigu ir papuola į akis, gali truputį pagriaužti, bet tas pagriaužimas visiškai nėra blogas, jeigu ir papuls. Kadangi Pirmą kartą, mergaitė, nu ką jūs dabar?
Viskas gerai drąsiai, tik ta švelniais judesiais, jeigu jauti, kad trupučiuką mažai, gali dar truputėlį užsidėti, bet visa esmė, kad šiame makiažo valiklyje yra rugiagėlių žiedų vanduo, taip pat ir miežių stiebų vanduo, kurie nuramina odą, taipogi yra... Gal netaisyklingai, jūs pataisykite? Jūs tiesiog, aš jūs dabar čia nemokysiu, pamokėlės nevesiu, kaip taisyklingai valyti, bet tiesiog jūs tokiais sukamaisiais švelniais judesiais valykit ir jeigu matot, kad jau nusivalė, tada nusivalė, jeigu reikia dar truputėlį uždėkite nuėmėjo, nes paskui mes jau prie akių nebegrįšime, mes eisime toliau prie viso veido. Žodžiu, jame yra abrikosų, vaisių, kauliukų ekstrakto, būtent eterinio aliejų, kurie veikia mūsų pačios akies ašarų pH ir jeigu truputėlį papuola šitos priemonės į akis, visiškai nebijokite, jis netgi teigiamai veikia jūsų pačias ašaras. Tai va. Tai čia pilnai? Gali dar truputėlį užsidėti, viskas gerai, pilnai nusivalysite. Reikia išmokti taupyti. O kam riebi, kol Vitalija pasakoja, kol ji valosi, riebiai, aš tai mano rieboka, reikia būtinai susišlapinu ir šitą labai taupau, aš išmokau per 5 metus ona, ant čia užsidedu taškelį ir su abiem rankom. Akim pirmai vidų, paskui čia ir aš po to nuplaunu visada. Iš tiesų tai labai kaip Vitalija ir minėjo, kad tos krituliukus, kai sudrėkini, imkit gerą vandenį ar kokį tiesiog geriamą vandenį, ne iš buteliuko ir viskas. Nu kaip yra, nenusivalė. Man atrodo, kad svarbus žmogus geras būtų, kokį ten vandenį. Tai va, einam dabar prie antro žingsnio, tai yra pienelis. Pienelis yra skirtas jau visam vandeniui. Akių jau mes nebeliečiam su pieneliu, bet tiesiog jau dabar aš darau ne ant tablečiukės. Siūlyčiau ir jums. Na, tiesiog rankos, aišku, turėtų būti švarios, nes turėtų būti nuplautas. Tai jūs galite žiūrėti į veidrodį, ar ne? Ir tiesiog pradėkite nuo kaktos, nuo smakro ir taip tiesiog trinkite švelniais judesiais. Uždėkite taškiukas ant kaktos, ant smakro, ant skruostų ir žinoma, reikėtų paliesti kaklą ir dekoltė sritį. Lygiai taip pat. Galima. Čia mes dabar jau visą veidą imam ir truputėlį reikėtų jo šiek tiek daugiau. Ir drąsiai galite abiem rankytėm, duokit, aš jums dar uždėsiu, nes matau, kad truputį mažokai. O, čia per daug. Visa esmė yra pienelio, kad jis, šitas pienelis atlieka taip pat ir pylingo vaidmenį. Jis labai, jame yra tokių smulkių dalelių, kurios pamažėlė nuvalo ir jūsų senas odos ląsteles. Todėl jūs drąsiai galite švelniais, tokiais iš apačios į viršų judesiais valyti savo odą. Reiškia, jeigu būtų kažkiek tai makiažo, mes nuvalytumėm makiažą, bet taip pat jisai nuvalo susikaupusius nešvarumus ir riebalų likučius ir eksfolijuoja, arba kitaip sakant, nuima senas odos ląsteles. Plus papildomai dar šitas pienelis drėkina odą. Jis neleidžia odai išsausėti. Ir jame, žinokit, iš tikrųjų yra tiek ramunėlės, kad nuramintų jūsų odą, tiek rudųjų dumblių ekstraktų, tiek kviečių peptidų. Ir taipogi eteriniai aliejai, kurie nuramina jūsų odą. O dabar jūs tiesiog turėtumėt paimti ir su tamponėliu, aš valau ne su drėgnu, aš valau su sausu tamponėliu, bet jeigu jūs mėgstate veidą plauti, tai galite drąsiai ir nuplauti vandenį. Čia yra tiesiog įpročio reikalas. Žinokit, aš kai naudojau seniau kitą kosmetiką, visą laiką nuplaudavau vandeniu. Bet kai pradėjau naudoti šitą, aš tikrai jos pradėjau nebeplauti, niekada dabar mano veidas nebemato vandens, aš tiesiog nuvalau pienelį ir einam iš karto, kol pienelis nesigeria į veidą, einame iš karto prie sekančio žingsnio, tai yra tonizavimas. Ir tai labai svarbu nepraleisti šito žingsnio. Paimkite dar vieną tabletėlę ir užpilkite toniko, užpilkite taip. Ir dabar valykite visą veidą. Iš tiesų, jeigu norite dar ekonomiškiau, kad tonikas būtų naudojamas ne iš šito buteliuko, aš persipilu į tokį mažą buteliuką su purkštuvėliu. Tokie kelioniniai buteliukai yra ir mažas purkštuvėlis. Tai aš tiesiog atsuku šitą, perpilu į tą buteliuką su purkštuvėliu. Žinokit, labai ekonomiškai. Jau dabar bus 2 mėnesiai, kaip aš naudoju šitą toniką ir dar jisai nesibaigė. 2 mėnesiai. Aš irgi naudoju tą patį. Ir tu tą patį naudoji, tai mes turėjom 2 buteliukus.
Tai va, tai dabar, įsivaizduokit, visą tą patį turėtumėt padaryti ir kaklų, ir visai dekoltė sričiai. Tonizavimas, oda tokia jau dabar yra pagaivinta gera ir dabar kokį pojūtį tokį jaučiat, jau tokį gaivos jausmą, gaivumas, ar ne? Lengvumo toks jausmas, ar ne? Tai va. Tai dabar einam jau prie labai svarbaus sekančio žingsnio, tai yra trečias mūsų žingsnis, kaip sakiau, iš 3 dalių susideda. Iš 2 dalių, tai yra aktyvinimas, tai yra labai svarbi dalis, kurios jokių būdų negalim praleisti, tai yra serumas, kurio pagrindas yra hialurono rūgštis ir tam tikri eteriniai aliejai. Tai jo užspauskite vieną paspaudimą pilną ant piršto, vieną pilną paspaudimą. Pilnai taip iki galo nuspauskite, na per mažai truputėlį, dar galite užspausti, gerai. Ir dabar po taškiuką ant kaklų, ant kaktos, ant skruostų, ant smakro ir reikėtų, aišku, nepamiršti kaklo ir būtinai dekoltė zonos. Ant smakro, ant skruostų ir dabar tokiais sukamaisiais judesiais iš apačios į viršų mes įtriname būtent šitą serumą, kurio jums nepatogu veidrodėlis, ar nematau? Nemokat su tiem rankom. Nes pagrindas šito serumo yra sudrėkinti labai stipriai jūsų odą, bet iš tiesų jis atlieka tokį trigubą vaidmenį. Jisai maitina, stangrina ir saugo. Ir jame yra jau, kaip minėjau, hialurono rūgštis, kurios pagrindinis uždavinys yra išlaikyti jūsų odos drėgmę. Ir buvo atlikti klinikiniai tyrimai su visa šita produkcija ir būtent su serumu buvo pateikti tokie tyrimų rezultatai, kad serumas, ar aš negeriau čia darime, kad serumas išlaiko odos drėgmę netgi iki 24 valandų oda išlieka drėgna. Jausmas yra toks labai keistas, taip greitai susigėrė, atrodytų, kad lygtais reikėtų daugiau, bet nepamirškime, kad yra dar sekanti trečio žingsnio dalis, tai yra būtent drėkinimas. Tai jau yra tas pagrindinis drėkinimas ir maitinimas, tai vat yra kremas, kuris atlieka būtent maitintojo vaidmenį ir kuris turi taipogi su raukšlėmis kovojančių įvairių medžiagų, taipogi jame yra ir spanguolių, ir saulėgrąžų sėklų eteriniai aliejai, kurie palaiko taipogi ir mūsų odos apsauginį lipidinį sluoksnį. Ir jame, aišku, yra daug visko kitko, įvairiausi jūros augalai, tiek rudieji, nes pagrindas yra dumbliai, tai yra rudieji, žalieji, raudonieji dumbliai, kurie saugo mūsų odą, kurie maitina mūsų odą ir taipogi išlaiko ją jaunatvišką. Tai va, labai svarbu yra įtrinti gerai drėkinamąjį kremą, maitinamąjį kremą, jaučiasi ir vat, kai jūs įtrinsite gerai, įmasažuosite savo odelę, jau tada turėtumėte tokį pradėti jausti komforto būseną tokia, ar ne? Galite drąsiai tiek serumą, tiek drėkinantį kremą iki pat akiduobių. Jeigu nesate labai jautri, iš karto iš tiesų pajausite, ar akis yra jautrios, ar ne, nepamirškite ir nosytę ištrinti, viską trinam ir stengiamės visada trinti iš apačios į viršų, tarsi pakeldami truputėlį mūsų apatinį karkasą į viršų. Taip, na ir kakliukas truputėlį, matau, dar irgi neištrintas. Aišku, čia būtų labai smagu su chalatėliu ir paskui jau eiti į lovytę. Tai va, tai toks, taigi, kalbant apie akių zoną, galite drąsiai tepti iki pat akiduobių. Jeigu jaučiate jautrumą, tai tada ne toliau kaip iki šitų kaulų, būtent akiduobių, bet iki čia galite drąsiai tepti. Jeigu nejaučiate jautrumo, tai tada galite drąsiai tepti ir toliau. Tai va, tai iš tiesų viskas labai paprasta naudoti. Lygiai tą patį mes darome tiek ryte, tiek vakare, išskyrus makiažo nuėmėjas yra nereikalingas visiškai ryte. Bet vakare mes naudojame visą šitą liniją. Galiu pasakyti, kad jinai pakankamai tikrai skalsi. Ir visko aš užtenku dar pati naudoju jau antras mėnuo, baigėsi antras mėnuo, tai vienintelis serumas, kuris baigėsi pats pirmas, bet tikrai siūlyčiau nepraleisti šito žingsnio, nes jisai atlieka būtent tą svarbiausią vaidmenį, išlaikant sausai odai tai būtina drėgmės lygį odoje. Tai
Galiu pasakyti pati, kad va, per tos 2 mėnesius naudojau tikrai prieš tai labai gerą kosmetiką ir buvau labai labai patenkinta, bet tai, ką jaučiu dabar šitos kosmetikos dėka, tai pranoksta visus mano lūkesčius, labai tikiu, kad ir jūsų pojūtis yra koks. Super. Koks pojūtis? Tiesiog dabar man kaip tik halatėlis prie televizoriaus. Halatėlis ir prie televizoriaus. Jaučiate tokį komfortą? Tikrai super. Taip. Jeigu taip atsitiktų, kad jūsų pasitepė kažkoks klientas odą ir sako, man truputėlį trūksta dar drėgmės, tai yra, kas turi ypatingai sausą odą, tai kada susitepė vieną kartą drėkinantį kremą, dar kartą uždėkite, duokite dar kartą labai plonų sluoksnių, kad išsiteptų būtent šitą kremą. Ir tada visiškai užtenka drėgmės, ta prasme, kad jau žmogus jaučiasi labai gerai. Tai va, tai žinokit, aš va taip, paprastai. Rita, ar jauti, kad angelas prisėdė? O rankšluostėlius kada rengia? Rankšluostėlius kiti žmonės mėgsta nuplauti vandenį. Aš už tai paklausiu, ar jūs mėgstate plauti vandeniu ar ne. Jeigu žmogus sako, ne, aš nemėgstu vandenio, aš visą laiką tik tais nuvalau tamponėliais, tai tada ir gulite rankšluostėlį. Bet jeigu žmogus sako, aš mėgstu visada viską nuplauti vandeniu, tai tada aš iš karto įkišau į mikrobangę, 30 sekundžių, tą drėgną rankšluostėlį pašildžiau ir tada, kada žmogus užsitepė pienelį, po pienelio iš karto paduodu rankšluostėlį, kad jisai nusivalytų veidą. Ir dažniausiai, jeigu tai yra vyras, tai garantuotai jam reikės rankšluostėlį. Arba 100%. Čia yra tik papuošimui, tada kitokius naudojam, tamsius, kaip Katarina sakė. Kad nesimatytų makijažo galų ant šviesos. Taip. Aš galiu tokį patarimą duoti, nes teko būti anksčiau visiems su kosmetika ten sąlyčių buvo ir tokiuose pristatymuose ir mokymuose esu buvau, šveicariška tokia kosmetika buvo atvažiavus labai prabangi. Tai tiesiog vat išmokino mane tada ir visas naudodavau, kiek turėjau sudrėkinėti tuos tamponiukus. Ir žinokit, žymiai daugiau ir švelniau. Ir, pavyzdžiui, su sausu tą toniką, jo daugiau jau reikia, makiažo valiklių. Pienelis irgi, pavyzdžiui, man tai aš va tik ant drėgno dedu, tada tikrai praust nereikia nieko. Ir labai taupiai. Ir matau jau, kad irgi giluminio serumo tas kremukas, serumukas greičiau baigsis negu visi kiti. Tai iš esmės galima buvo ir mažiau. Serumą, tai kosmetologė sako, kai išmoksite bet kokio serumo, kokybiško, reikia 3 lašų. Čia ir čia. Ir labai super. Nu taip, jo. Ir viskas, jis labai taupus. Reikia išmokti. Įgūdžio reikia. Ir viskas su 2 rankom. Labai geras jausmas, ne? Kaip uždeda viską, toks lengvumas, jokio neapkrauna. Esmė yra tokia, kad, žinokit, su šita linija daugiau nėra geriau. Su šita linija mažiau yra daugiau. Todėl nereikia stengtis, kad aš daugiau ištepsiu ir dėl to geriau bus. Ne. Reikia iš tikrųjų visko labai mažai, bet, nu aišku, reikia išmokti truputėlį ir pačioj pradžioj, kol pajausi, kiek reikia tos kosmetikos. Užbaikite darbą su klientu, mes norim pasimokyti. Tai kaip jaučiatės? Puikiai? Puikiai. Ar sudomina? Labai sudomino. Tai va, tai aš... Kaip klientas tada, kaip sakyčiau, paprašyčiau, aišku, buklėtėlių, kad galėčiau namuose dar pasinalizuoti. Tai žinoma, būtinai turėkite šitus krajučių, būtinai. Reikia Taip, ir jinai yra iš tikrųjų pakankamai informatyvi, pakankamai tokia patraukianti dėmesį ir tai va, tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad jūs labai gerai jaučiatės, kad pojūtis yra tikrai geras ir garantuoju, kai tik jūs pradėsite naudoti šitą kosmetiką, jūs kitos nenorėsite turėti savo namuose. Tai va, lauksiu jūsų, jeigu norėsite, atsiveskite draugę dar, išbandysime kartu su drauge ir laukiu jūsų namuose. Pasiūlysiu ir kitiems, kurie ieško gero produkto ir prižiūri savo veido odą. Tai džiugu, Rita. Ačiū už pristatymą. Jūs dabar įsigysite, ar... Užbaigimo nėra. Suprantat kaip? Mokėsite grinais ar kortelę? Aš taip ne. Ką tu siūlysi, jei pati nevartoji? Šio metu dabar nieko neturiu prisimint, bet aš sprendimą priimsiu per vieną dieną. Reiškia rytoj. Ir informuosiu, kad jūs raštu. Reiškia čiau. Dabar visą rinkinį perkant. Kaina kokia būtų? Kaina yra superinė, žinokit. Kaina dabar yra
238. Jeigu klientui, bet jeigu aš klientui, ne, jūs esat mano klientė, tai yra 238 eurai, jūs mokate už visus 5 produktus ir tai yra iš tikrųjų, lyginant su tuo, kas yra rinkoje, kokybės ir kainos santykis yra tiesiog fantastiškas. Patikėkit manim, tai, kas šiandieną yra sukūrusi kompanija už tokią kainą, tai yra praktiškai pusvelčiui. O kuriam laikui man čia užtektų viso to rinkinio? Tai vat, aš sakau, aš naudoju 2 mėnesius, tai visko man dar yra, vienintelį, ką jau pakeičiau naują, tai serumą. Jau yra kaip ir nauja, esu pasiemus per tos 2 mėnesius. Viso kito dar... Aš manau, kad kai ko ir daugiau negu 2 mėnesiai, nes kai ko yra tikrai dar daugiau. Pavyzdžiui, makiažo nuėmėjo, man asmeniškai užteks kokiem 4 mėnesiam tikrai. Tai va. Ačiū, labai konkrečiai viską pateikėt. Prašau, Rita, prašau. Ir tada prie Algis ir sako, rankšluostėlis dovanų. Kažkas norėjo kažkokį klausimą imtymų. Kadangi čia vyrų yra, vis tiek rūpi. Kadangi čia organinis produktas, visi produktai organiniai, sveiki ir taip toliau. O kaip tada, jeigu insight, kaip galima naudoti juos? Vegetariški, aišku, veganiški. Jeigu organiški. Matot vyrai, mes esam vyrai, jūs esat gražioji lytis. Automatiškai bučiuojantis. Ta prasme, ar nepakenks jums... Juokingas klausimas, todėl, kad tu bučiavai visą gyvenimą, kiek esi pabučiavęs su mėšlu. Aš čia tau aiškina, kad gerai. Ir aš klausiu, atsakyti. Visiškai negali, galime laižyti, ne tik bučiavę. Jeigu jūs... Aš užtikrinu, kad šitie kremai taip greitai absorbuojasi į odą, kad jūs nespėsit net lyštelėti. Ne, lyšta aš lyšta su... Bet nieko neliks ant jūsų liežuvio. Nekištelė. Niekas ant jūsų liežuvio net neprikips, nes oda taip... Čia jau kita tema, kuri po 24 valandos. O aš galiu... Rita,